kultūra mūsų dabar ant bangos Lietuvoje, bet ant bangos ne tik Lietuvoje. Bet viena aišku, jeigu mes šiandien apie tai nepakalbėsim arba apie tai nekalbėsim, tai kažkas irgi ne taip būtų tada. O toks įspūdis, kad, ta prasme, pas mus, dar ne tankai važiuoja gatvėse, bet jau jie užvedami. Net jeigu tu esi visiškai laisvas, tai nereiškia, kad tu gali šaukti gaisras teatre, kuriame yra pilna žmonių. Tas kažkas sakys, tai lengva oponuoti, kai ten esi kažkur toli pabėgęs į šiltus kraštus ir kažkaip, o ką man daryti, kai aš čia esu savivaldybės bibliotekininkė. Labą dieną, antri signalai. Labą dieną. Iš karto labai. Tai mes su Arūnu antrą kartą jau tiek daug nepristatinėjam. Ir antrą kartą taip pat darysim kaip ir pirmą kartą, nes kažkokių didelių pastabų nesulaukėm, kad blogai. Pastabų sulaukėm, bet ne kad blogai. Sulaukėm ir podcastas ilgas. Ir per ilgai aiškinu. Ta prasme, labai daug buvo daug pastabų. Labai daug. Siūlau čia stabdyti. Gerai, čia jau, taip. Tai va, žodžiu, tai čia yra viena pastaba, o visos kitos, tai mes taip kažkaip pagalvojom, kad ir toliau keliausim per tas 4 temas - pasaulis, Europa, Lietuva ir organizacija. Ir turbūt neišvengiamai šiuo metu, kažkaip taip galvojom, ką čia kalbėti. Ir galvojam, kad norisi gal visuose 4 lygiuose šį kartą pašnekėti apie kultūrą. Tokia tema, kuri yra vienaip ar kitaip ta kultūra mūsų dabar ant bangos Lietuvoje, bet ant bangos ne tik Lietuvoje. Ant bangos ir pasaulyje diskusijos apie žodžio laisvę, apie tai, kas galima, kas negalima, kas čia mums tinka, kas netinka. Tai va taip pagalvojom, kad ta tokia kultūra kaip vienijanti tema galėtų būti. Mes matyti, jeigu jos, kaip pasakyti, galbūt yra kažkokių kitų dalykų, kurie mums gali būti neatrodyti įdomus ir gal ir nesijaučiam labai komfortiškai, bet vis tiek yra tas toks aiškumas, kad jeigu, dar aišku ir kada podcastas pasirodys, čia gali būti ir daug ko kažko yra pasikeitę, bet viena aišku, jeigu mes šiandien apie tai nepakalbėsim arba apie tai nekalbėsim, tai kažkas irgi ne taip būtų tada. Tai tiesiog neriam į tą galbūt nelabai komfortišką dalyką, bet... Tai va, aš iš karto atsidarau ir man kultūra pirmų numerių asocijuojasi pasaulį, nuo ko norėtųsi šnekėti, tai yra Amerikos Jimmy Kimmelio istorija, ir nutikusi čia taip rugsėjo ties vidurio, kai jisai pasakė juoką, ar jis ten juokingas ar nejuokingas, nesvarbu, ar jis ten pakankamai jautrus ar nejautrus, irgi ne tai vertinam, bet iš esmės jisai savo laidoj, kuri yra vakaro pramoginė laida, kažkokia ten gero vakaro šou ir panašiai, pasakė juoką apie nužudytą Charlie Kirką. Ir po jo to juoko pasakymo ir viešų JAV transliuotojų pagrasinimų, ABC televizija, kuri transliuoja Jimmy Kimmelio laidą, jį iškart cancelino ir laidą iš karto atšaukė. Tada Amerikoje kilo didžiulis, iš vienos pusės džiaugsmas, iš vienų partijos turbūt gerbėjų, iš kitų didžiulis pasipiktinimas. Tas pasipiktinimas netruko labai ilgai, jisai truko apie savaitę ir po savaitės Jimmy Kimmelio laida sugrįžo. Tai be abejo, ko ir buvo galima tikėtis, kad jinai grįžo su ta pirmoji laida po sugrįžimo, jinai sugrįžo su beprotiniais reitingais. Bet aš kaip tik šiandien, ruošdamasi mūsų susitikimui, peržiūrėjau jo tą vadinamąjį opening monologue, atidaromąjį monologą Jimmy Kimmelio po sugrįžimo. Ir viena iš žymiausių frazių, kas bent kažkiek domėjosi šitą istoriją, tai tikrai ta monologija, aš ją ir prieš tai mačiau daug percituota, tai buvo frazė, kai ta laida buvo sustabdyta ir buvo klausimas, kad nevyks, tai Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, labai džiaugiasi.
Jis labai džiaugiasi, labai, oi, čia žmogus be talento ir čia reikia jį ir be reitingų ir čia labai gerai, kad tą laidą suspendavo. Ir kad kažkaip ir iš to Jimmy Kimmelis padarė juoką, kuris skambėjo maždaug taip, kad aš nemanau, kad yra normalu, nu aš čia dabar bandau atkartoti ne savo juoką, bet aš nemanau, kad yra normalu, kad Amerikos prezidentas džiaugiasi ir sveikina žmonių atleidimą ir ne tik mano, bet visos laidos ir žmonių atleidimą iš darbo, vien dėl to, kad, ir čia jau pasakysiu angliškai, he cannot handle a joke. Nu, maždaug, bet taip va pakeista. Ir mano toks iš to va tas pasaulinis pamąstymas, kur yra riba, nežinau, juoko, ne juoko, bet kultūros pasaulyje, kur kiek tau tos laisvės yra ir valdžia kiek turi duoti laisvės kultūrai, o gal kiek kultūra turi duoti laisvės valdžiai būti tokiai, kokia jinai nori. Tokia likau, vat, kaip ir atrodo, be ribų ta laisvė, bet iš kitos pusės mes, gali sakyti, perverti į kitą pusę ir irgi kažkam sakom ne. Tai vat, kur ta riba? Na, aš prisipažinsiu, kad tų laidų nesu žiūrėjęs, man daugiau galbūt svarbus pats viso šito proceso, nusakykim, kontekstas, galbūt aš vis tiek sugadintas ekonomikos ir kartais į dalykus žiūriu per kažkokią kitą prizmę, bet jeigu visų pirma, Živilė, bandyti atsakyti į tavo klausimą vat, apie tą laisvę, tai ir jeigu labai trumpai, tai man labiausiai yra įsiminęs, aš galiu tik tai gal suklysti pavardę, man atrodo, tai buvo Holmesas jaunesnysis, gal vienu žodžiu, netaip svarbu, labai garsus amerikiečių teisininkas, buvo labai gražiai apibrėžęs, kur yra tos laisvės, sakykim, kažkokios tai ribos ir tokį davė labai paprastą vaizdingą pavyzdį, kuris, man atrodo, labai gražiai tinka tam politiniam teatrui, kuris čia vyksta. Tai būtent esmė tokia, kad net jeigu tu esi visiškai laisvas, tai nereiškia, kad tu gali šaukti gaisras teatre, kuriame yra pilna žmonių. Tai vat man tas kažkaip koreliuoja, tai reiškia visi tie žmonės dabar, kuriuos tu vardinai šito istorijai, net jeigu tai būtų šalies prezidentas, tai yra klausimas, kokią jis atsakomybę prisima už tai, ką daro, už tai, ką kalba. Antrasis aspektas, jeigu, kaip mano refleksija, kaip jau ekonomisto į šitą dalyką, tai jokiais būdais čia nesakau, kad čia taip yra, kaip aš dabar pasakysiu, bet pats principas yra, kad kultūra, jinai kaip ir visi mūsų kiti sektoriai, yra privačios gėrybės, kurios yra kuriamos, ir yra viešos gėrybės, kurios yra kuriamos. Privačios jos yra labiausiai matomos, dažnai tai yra komercinė, sakykime, kultūros dalis, kurie turi ir labai didžiulį ekonomikos dalį. Tai va šitame aš sakyčiau, kad Trumpas, jis gaunasi, kad jisai sudalyvavo kaip aktorius minėto tos autorinės laidos. Reikia patikrinti, ar akcijų neturi ABC, gal nuo reitingų gavo procentą. Nes tame, ką tu papasakojai, tai yra labai puikus duetas, kuris sako, pažiūrėkim, kaip galėtumėm dar iš pramogų verslo uždirbti daugiau pinigų. Ir būtent, man žiūrisi į visą šitą dalyką taip. Ir labai yra aišku liūdna, kai tu matai, kai tokios galingos valstybės prezidentas dalyvauja būtent tos komercinės kultūros dalyje. Būtų kur kas svarbiau, kad šalies vadovas rūpintųsi viešaisiais reikalais ir rūpintųsi ta kultūros dalimi, kuri yra susijusi su visos valstybės idėjomis ir panašiai. Bet tai ką daryti, jeigu nesupranta, kad reikia rūpintis viešosios? Nes, man yra toks vienas labai, kažkaip, bandžiau ieškoti apskritai istorijoje kažkokių paralelių ar atitikmenų.
Tai radau dar iš senovės Graikijos terminą tokio ostracizmas, kur iš esmės Atėnų piliečiai galėdavo nubalsuoti, kad jeigu pilietis jiem kažkoks nepatinka, nu aišku, tai čia piliečiai ne visi, tik tai vyrai, ten aišku visi tie galioja, bet iš principo, jeigu jiem nepatinka jisai, nu ir jisai vat, per daug ten sau leidžia, tai jie nubalsuoja ir 10 metų jį išsiunčia. Neatima nei turto, nei pajamų, bet 10 metų išsiunčia. Nu maždaug tu išvažiuoji, pailsėk, pagalvok, ar tu čia mums reikalingas kultūrai. Ne tik kultūroje, ne, bet iš principo, ne, tai reiškia, jau senovės Graikijoje mes turėjom tą kažkokį tokį atšaukimą visuomenės, nu, vat, nusprendimą, kad ne, mums netinka. Ką mums dabar daryti? Kaip mums su tuo kovoti? Kaip mums kovoti su, nu, mes taip jau nuėjome į Donaldą Trumpą, bet tebūnie, kaip mums kovoti su prezidentu, kuris atsistoja ir viešai teigia faktus, kurie prieštarauja medicininiai logikai, kurie prieštarauja, nu, bet kokį, ne, nu, čia iš kitų temų. Kaip šitam pasaulyje tvarkytis? Yra tam tikrų dalykų, kurie yra neįmanomi. Nu, demokratija yra tokia, nu, visi piliečiai negali, net jeigu ir kiekvienas turi individualų pakankamai pagrįstą norą, išeiti į sprendimą, kuris būtų labai teisingas ir tame sprendime būtų sudėti visų piliečių norai ir visi būtų patenkinti, tai taip nėra. Tai bent jau senovės legendos sako, kad tokiais atvejais tose valstybėse turi atsirasti toks vadovas arba toks pareigūnas, kuris sukuria kažkokias tai naujas sąžiningas taisyklės, pakviečia visus jų laikytis ir pats paukoja dėl to savo gyvybę. Sakykime, prieš tai gavęs jų, sakykime, pažadą, kad mes laikysimės, kol tu sugrįši, o jis tuo metu išeina ir nebegrįžta. Bet tai čia tos, sakykime, gražios legendos, bet mes pasirinkę demokratiją, turim tą žaidimo tokias taisyklės, o politika tai yra tik kompromisai, nėra gerų. Ir man asmeniškai tai nepanašu, kad ypač kultūroje tie tokie cancel culture ar kiti dalykai, kad jie būtų ilgalaikių, sakykime, atstumų, kad jie būtų kažkokie tai pagrįsti. Mes labai greitai emociškai esam pasiryžę kažką tai nukancelinti, kaip sakant, bet su tuo irgi kartais parodom, kad mums trūksta irgi kažkokio tai išprusimo. Mes nežinom kartais tos istorijos, mes kartais nukertam žmonės arba kažkokius kūrinius, nežinodami tikrosios jų vertės, tikrosios jų ten sukūrimo, sakykime, aplinkybių. Ir čia nenoriu leistis tą temą, bet, sakykime, kai matai, kad, tarkim, kažkas sako, o mes šito Čaikovskio kūrinio nebegrosim, o konkrečiai šito nebegrosim. Ir tu tada supranti, galvoji, o jūs žinojot, kad kurdamas tą kūrinį Čaikovskis jame panaudojo vien tik ukrainiečių tautos melodijas, ta prasme. Tai yra tokių, sakykime, niuansų, kur mes labai greitai kažką padarom, taip, tokios masės vedami. Man žiauriai dabar taip iš karto norisi čia gal peršokti, bet paklausti tada vis tiek labai. O tai ne per greitai mes padarėm išvadas dėl kultūros ministro Lietuvoje? Tai čia galbūt yra tie pavojai ir pamokos, tai kodėl pačios dabar yra formuluojamas klausimas dėl ministro. Tai va čia ir yra va tas, sakykime, demokratijoje, sakykime, tos velniuko ausis. Tai ir nereikia kalbėti vien tik apie ministrą. Tai šitas ministras yra, ne šiaip atsiradęs, yra kažkokia tai politinė jėga už jo, ta politinė jėga turi jau savo kažkokią tai istoriją, yra nuveikusi kažkokių tai veiklų, kurios, sakykime, švelniai tariant, yra konstitucinio teismo įvertintos ir panašiai. Tai būtent man visą laiką, kai mėginama kažkas išskaidyti ir sakyti, įvertinkim čia šitą žmogų, tada atsiranda kažkas kitas, kuris sako, žiūrėkit, nekalbėkim, gaila žmogaus, ta prasme. Bet jo ir nereikia kaip žmogaus gailėtis. Aš kaip buvęs ministras galiu pasakyti, kad ministras kažkuria prasme ir nėra žmogus, jis
Jis yra. Oi, Jis yra ministras labai greitai. O kai nori būti žmogus, tai tiesiog ir būk žmogus. Jis labai greitai praranda vardą, pavyzdžiui, nieks į jį nebesikreipia nei vardų, nei pavardę, iškart ministras, tik tai ministrė. Regėjimas pablogėja, pavyzdžiui. Šiaip būna, kai ministras Gedimino prospekto, ne, tai žiūrėk ten jau dar pats su žiūronais nematytumai jau kažkas sveikinasi, o kai ne ministras, kažkaip pasivėl labai regėjimas, kai kurių žmonių labai pablogėja regėjimas. Bet žiūrėk, gerai, aš grįžtu prie. Tai gerai, grįžtam Ameriką. Tebūnie bet kokia kita šalis, ne? Mes turim ir daugiau pasaulyje pavyzdžių su keistais valstybių vadovais ar kažkokiais pasirinkimais. Kas tada yra atsakymas? Protestai? Nu, man atrodo, Živilė, kad jeigu žiūrėti iš tų signalų ir, sakykime, ypač tokių vadybinių signalų, o mes kaip ir anoj laidoje kalbėjom ir čia neišvengiamai, Jungtinės Amerikos valstijos yra svarbios visais kontekstais, ten visos mados iš ten, mums patinka ar nepatinka ateina, tai ten taip pat vyksta tylus kultūrinis protestas. Ir tas protestas yra įvardinamas, aš čia gal dabar tų angliškų terminų gal dabar neprisiminsiu ir nepasakysiu, bet jų esmė yra, kad yra darbuotojai tyliai protestuoja. Nu, tai reiškia, yra pastebėta, kad organizacijose žmonės norėdami atsiriboti nuo šitų visų valdžios, sakykime, nesąmonių, jie ir organizacijose užsidaro ir jie tyliai išeina iš organizacijos, nors jie dar sėdi savo darbo vietoj. Reiškia, aš dar sėdžiu darbo vietoj, bet aš užsidarau, neklausau, darau tik tai tiek, kiek noriu, galbūt jau kažkokio kito darbo ruošiuosi ieškotis. Organizacijos lygiai tą patį daro, jos daro tokį tylų žmonių išstumimą. Va taip kaip dabar džiaugiasi ir Trumpas, ne? O čia nesusitarėm dėl vyriausybės finansavimo, oi čia dabar demokratai padarė, dabar bus proga atsikratyti, kaip sako. Sudarysim valstybės tarnautojams tokias sąlygas, kad jie patys iš čia išliaus. Ir tada yra va ta trečioji tylioji protesto forma, tai yra tas tylioji neapykanta. Reiškia, kai aš žinau, kad aš negalėsiu surasti kažkokio tai darbo, tai aš dar tose organizacijose sėdžiu ir dar kažką tyliai, sakykime, visiems kenkiu. Kaip antro pasaulinio karo metais buvo, kur vykdyti viską pagal instrukcijas tiksliai ir tai ves prie sužlugimo, nes jeigu viską vykdai pagal instrukcijas, tai visiškai nebelieka kūrybiškumo ir visi procesai. Taip. Irgi gali sakyti protesto forma. Taip, ir šita vykdyti tyliai, tai čia Adizės filosofijoje yra tas perimta ir vadinama ne kaip ta instrukcijozės liga, reiškia, aš geriau tiksliai padarysiu blogą dalyką, bet niekada nebūsiu netiksliai teisus. Ir Keynesas tą patį sakė, kad man irgi sako, geriau kartais jis nemėgo tos labai matematizuotos ekonomikos, kad jau geriau aš kažkur būsiu, ne visiškai tikslus, bet iš principo būsiu teisus. Klausyk, čia yra vieta, kuria labai dažnai kaltinami mūsų tie biurokratai blogąją prasme, ne, valstybės biuropatologai blogąją prasme, valstybės tarnautojai, kad, žinai, raštas ten pagal instrukciją, jokios vietos kūrybiškumui, tik tai ten, kad neduok Dieve nebūtų atsakomybės. Tai tada lieka klausimas, kodėl tu tą darai, ar dėl to, kad bijai atsakomybės, ar dėl to, kad protestuoji. Dabar čia visi sakys, aš čia protestuoju. Vienu žodžiu, Živilė, aš galvoju, mes pasaulio signalą, man atrodo, mes su tavim jau turim. Tas pasaulio signalas mums yra toks, kad taip visame pasaulyje vyksta kultūrinis protestas. Ir jis jo yra labai formos, sakykime, kažkur mes matom žmonės susirinkusius Daukanto aikštėje, o kai kur žmonės tiesiog savo organizacijose tylia rezistencija irgi protestuoja prieš visą tą antikultūrą, prieš tą, sakykime, valdžios nesiskaitimą, prieš tą žargoną visą, kuris sklinda ir prieš valdžios dalyvavimą komercinėse, pramoginėse laidose. O kaip Europai? Nežinau, Živilė, aš kažkaip eidama šiandien čia iš Europos, aš kažkaip nuo tų tokių
einamųjų, sakykime, kažkokių tai signalų aš nepajutau, bet vieną dalyką, tai, kuris man atrodo labai svarbus, galbūt irgi dėl to, kad Amerika tai yra inovacijos visais kampais, tai yra Azija tokia jaunatvė, ne veltui matyti Europą yra tokia kaip senjoras, sakykime, su sakykime, labai jau amžiuje žmonėmis, tai labai natūralu, aš galvoju, kad mums galbūt signalų reikia ieškoti praeitį, istorijoje ir tose pamokose, koks buvo valdžios santykis su kultūra, sakykime, ir kokias mes tas, sakykime, pamokas turim. Nes man tai, mes gal kažką, ką kalbėjom iš to, ką aš šnekėt ar ką nešnekėt, bet iš to, ką šnekam, tai dabar prisiminiau knygą, kurią beje tu pats man kažkada labai seniai esi parekomendavęs ir aš vis dar manau, kad viena iš geresnių knygų, kurią esu skaičius, tai įdomu. Zveigo diena po rytojaus, kur, žinai, Europiečių užrašai, kur žmogus pragyvenęs ir pirmą ir antrą pasaulinį karą skirtingose pusėse, bet ką aš noriu pasakyti, ne, ir tas man iš tos knygos, kur čia jau tankas gatve važiuoja, jau čia karas vyksta, o žmonės dar į darbą eina, nes į darbą reikia eiti. Ir man, žinai, Europoje tas labai toksai, tu paklausai, Didžioji Britanija, visi kalba, kad jau viskas, ta prasme, jau tas Nigel Farage laimės kitus rinkimus ir, ta prasme, radikalai perima UK. Vokietijoje irgi, ne, ta prasme, Vokietijos Jėzų užkrito dabar jų tos raidžių kodų partijos pavadinimas, bet irgi sako, kad viskas. Paskutinė kadencija, čia nesvarbu ar konservatorių, ar liberalų, bet Prancūzija su savo Marine Le Pen, ne, ir ten viso tuo irgi, čia aš vien didžiasias, ne, valstybės varnu. Ir mes tokie visi šnekame apie, žinai, ir aš žiūrėk, aš jokių būdų ne tave čia kritikuoju ir kažkaip, aš, žinai, aš provokuoju, bet mes čia kalbam apie kažkokias ten tyliasias rezistencijas ar kažką, o toks įspūdis, kad, ta prasme, pas mus, dar ne tankai važiuoja gatvėse, bet jau jie užvedami. Ir nebūtinai tikrąja to žodžio prasme, bet kažkokie mes gyvenam, ir mes čia kažkokie, mes čia šnekam apie kažkokias šitas kultūras, kažkokius, bet toks, jausmas, kad taip, Europa tokia, labai, tokia. Žinai, aš, kažkaip noriu šiandien apie Tomą Maną pakalbėti. Čia, aišku, galbūt velniuko ausys slypi ir tame, kad čia ir Lietuvoje Tomas Manas ir turi tam tikro, ne čia, kaip sako, konteksto yra buvęs ir turim čia visokių ir festivalių ir taip toliau. Bet man atrodo, kad labai yra svarbi šito žmogaus gyvenimo, ta gyvenimo atkarpa, kuri būtent atspindi tai, ką tu dabar sakai. Tarkim, dabar kažkas įvyko, ne čia ministras, kultūra, čia kažkokia partija, kažkam nepatinka. Ir dabar visi tikisi labai greitai kažkokio tai sprendimo, visi tikisi, kad kultūros darbuotojai kažkaip labai greitai čia kažkaip sureaguos, čia viskas kažkaip greitai išsispręs. Ir čia kažkas pasakys ir čia žiūrėk, kokiu autoritetu kažką nulems. Tai Tomo Mano gyvenimas, aš paminėsiu tik tai kelis dalykus, jisai parodo, kaip net tokio lygio asmenybė, kokią jisai turėjo nueiti tą vidinę savo kelionę, kol jisai suvokė, koks turi būti jo kaip kultūrininko santykis su valdžia. Nes kai vyko pirmasis pasaulinis karas, tai Tomas Manas jisai atstovavo tokią liniją, kuri, sakykime, buvo tokia arčiau, sakykime, tokios nacionalistinės Vokietijos, tokios gal net pagarba labiau autokratiniai, sakykime, valdžiai, didžiavimasis, sakykime, o Vokietija labai jis palaikė netgi karo veiksmus, sakykime, pirmo pasaulinio karo kontekste. Bet pirmą smūgį jisai gavo, kada ten 22 metais buvo nužudytas užsienio reikalų ministras Vokietijoje ir tada staiga jam buvo toks pirmas signalas, kad palauk, kaip čia yra. Nes kūrinys, beje, knygą reklamuoju. Reklamuoju knygą, užvedei tu mane ant kelio. Ir jinai yra geresnė negu Cveigo knyga.
jos lietuviškai negalima surasti, tai yra nelabai galbūt ideologiškai patogi daugam knyga, bet tai yra būtent Tomo Mano, būtent Pirmo pasaulinio karo metu parašyta apolitiško žmogaus, ten neatsimenu, apmąstymai ir užrašai, ten dabar tas vertimas, sakykime, kadangi lietuviško vertimo knygos nėra, tai net nežinau, kaip tiksliai išversti, būtent apolitiško žmogaus pamąstymai. Ir vat logika ten jo buvo tokia, kad kultūra, mes esame aukščiau valdžios, mes esame aukščiau politikos, mums čia nereikia niekur kištis, ta prasme, va taip mes turime gyventi, nu mes vat kažkur esame aukščiau, o čia visi žemės kirminai, kaip sako, jūs čia tvarkykite su privačiom gerybėm, viešom, o mes kažkur ten. Ir kai jis 22 metais gavo šitą smūgį, ne, tai jis ilgai negalėjo atsigauti, jis ten paskui jau ir Veimaro, sakykime, laikus pradėjo palaikyti. O bet tačiau, dabar va mano mintis. Ir jį pradėjo visuomenė spausti, kada Vokietijoje, va taip kaip dabar pas mus mes, va kaip tu sakai, toks jausmas gal kažkur jau tankai važiuoja, ne, tu turi pojūtį intuityvų, kad mūsų valstybėje dedasi žiauriai negeri dalykai, kas liečia ir antisemitizmą, ir visokias kitas apraiškas. Tai va, lygiai tas pats buvo Vokietijoje tarp 22 metų ir 30. Tai reiškia, Hitlerio, sakykime, stiprėjimo, ėjimo link. Ir visuomenė Tomą Maną pradėjo spausti. Kodėl tu nieko nesakai apie jį? Sako, mes apolitiški, mes čia kultūra yra aiškiau. Jam išvykus į užsienį, Hitlerį paskiria kancleriu ir pradeda netgi deginti Tomo Mano knygas. Ir netgi pradėjus Vokietijoje deginti jo knygas, jisai dar 3 metus tylėjo apie valdžią. Šitokio lygio kultūros žmogus jau degina Vokietijoje jo knygas, o jis nieko nedrįso pasakyti apie valdžią. Ir tik tai, kai atėjo jau 36 metai ir jisai saugiai buvo jau kitose kraštuose, vis tik jį visuomenė prispaudė ir jisai tada jau labai aiškiai kirto savo tokiu atviru laišku, sakykime, Hitleriui į visas vietas, kur tik tai galima duoti, ir aiškiai parodė savo poziciją. Tai Živilė, tu pasižiūrėk, šitokio lygio asmenybė, nu tarkim, nuo 22 metų iki 36, 14 metų truko jo mąstymas. Tai reiškia, nes kol jisai atsistojo į labai aiškę poziciją ir nuo to meto jau skleidė žinią, kad negali būti žmonių, nėra tokių profesijų, kurios gali būti politiškos. Ir jis aiškiai transliavo, kad ir kultūros žmonės, jie turi dalyvauti, sakykime, valdžioje, jie turi pasisakyti, jie turi kažką su tuo daryti. O tokia istorija. Bet žinai, man visą laiką, man visą laiką kažkaip labai sakau, tau norisi paoponuoti, ne dėl to, kad tau paoponuoti, bet, nu, kaip čia, šitą kitą pusę, žinai, iškelt ir tas kažkas sakys, nu, tai lengva oponuoti, kai ten esi kažkur toli, pabėgęs į šiltus kraštus ir kažkaip, o ką man daryti, kai aš čia esu savivaldybės bibliotekininkė, ten, tarkim, ar muziejininkė, ar kultūros įstaigos, bet kokios darbuotoja. Ar darbuotojas, nu aš darbuotoja būčiau, tai šitą, tai ir tada, žinai, visą laiką, nu ten, žinai. Živilė, tu tiesiog dabar kalėjai tiesiai į 10. Lygiai taip pat, kai nagrinėjo amžininkai ir vėliau, kokios buvo priežastys dėl Tomo Mano šito elgesio, tai yra lygiai tos pačios, kurias dabar tu gali nuspėti, kad kažkam bibliotekos darbuotojui gali būti sunku kažką pasakyti, todėl, kad jisai savivaldybės meras laišką galbūt atsiuntė pasakydamas, kad tu esi apolitiškas ir turi tylėti čia kaip pelytė, nes mūsų čia iš tos partijos yra, sakykime, meras. Lygiai taip pat buvo pasiteisinimų, kad, na, žinai, mano knygų leidėjas dabar Vokietijoje yra. Jeigu aš kažką pasakysiu, tai tada Hitleris mano knygų leidėjų padarys. Kiti atsekė, sakė, tiesiog nenorėjo kenkti savo knygų tiražam. Kiti, kad ten prarasi savo auditoriją. Vienu žodžiu, buvo daugybė dalykų, labai pragmatiškų ir labai kasdieniškų. Ir va tai, kas dabar Lietuvoje vyksta, aš jau jaučiu tuos pirmosius atgarsius, dar tik tai eina pirmosios paros, bet jau ir pačioj kultūros bendruomeniai jau mes girdim skirtingus signalus. Kai jau kažkas sako, žiūrėk, labai faina ten aikštėje visiems kartu kažką pasakyti, bet kai tu grįžti į savo darbo vietą,
ir turėjau asmeniškai padaryti kažką. Asmeniškai užlipti ar neužlipti ant scenos. Asmeniškai važiuoti ar nevažiuoti į kažkokį tai koncertą. Galbūt ten yra kažkoks, kad ir nedidelis, bet kažkoks autorinis atlyginimas. Ir jis dabar nebeturi jokio ryšio su ta žmonių grupe, kuri buvo aikštėje. Šitas dalykas dabar turi reikalą tik su manim asmeniškai. Ir jisai palies būtent mano asmeninę kažkokią piniginę. Arba jis palies būtent mano artimą žmogų. Ir vat čia šitoj vietoje, žinai, būtent aš atvirai kalbant nežinau, dabar galvoju, būtų netgi gal, žinok, ir įdomu pajausti, o kokią dalį savivalda kultūros finansuoja. Šitariu, kad netokia jau ir maža. Ta prasme, netokia maža ir gali būti, kad lyginant su abipo šalimis mūsų savivaldai tenka netgi didesnis krūvis negu centrinės valdžios. Mes apskritai lyginant su abipo šalim nemažai finansuojam kultūrą bendrai, tai ir net ta dalis, kuri keliauja, nes dalis yra tiesiogiai skirstoma kultūros ministerijos, o kita dalis yra per valstybės pavestas funkcijas savivaldybėms, bet tai yra bet kokiu atveju tikrai nemaža dalis ir tada jeigu mes turim tą derinį, kad yra kultūros ministerijų viena politinė partija, tada savivaldybės tarybų ir mero pareigose iš ten nebūtinai tos pačios, bet iš koalicijos partijos, tai tavo labai smarkiai gali gyvenimas apkarst, jeigu tu nesi iš to populiariojo meno, kuris neturi jokio to, gyveni iš ne valstybinių pinigų. Ir man už tai tas, žinai, sakau, mes su tavim negyvenam iš valstybinių pinigų, žinai, tai mums čia lengva šnekėti. Visiems tiem proteste, kurie negyvena iš valstybinių pinigų, yra lengva šnekėti. Čia beje, netaip seniai girdėjau ir per berods LRT radiją Andriaus Mamontovo interviu, kuris irgi sako, aš negyvenu ir niekada negyvenau iš valstybinių pinigų, gyvenu iš savo kūrybos. Dėl to man lengva šnekėti, ne? Tai reiškia, Tomui Manui irgi išvažiavus pasidarė lengva šnekėti. Jo, jisai buvo daugybę metų dėl to kaltinamas ir galbūt netgi taip ir nerado savo vietos jau po antro pasaulinio karo, vis tik ir baigė. Ir, gyveno tokį labai, iš vienos pusės buvo milžiniškas autoritetas, nes labai gražiai formulavo ir labai teisingai vėliau, sakykime, pozicionavo, bet tas elgesys, būtent tuo metu, kai tendencija buvo, kai karštis kilo, kai buvo kaitinamas puodas, jam buvo primenama, kad būtent tavęs kaip tokio autoriteto pritrūko. Ir žinai, aš dabar galvoju, įdomu, o kiek dabar šiuo metu dar Lietuvoje yra kultūros žmonių, kurie dar nieko nepasakė. Ir yra matyti tokių. Yra, tikrai yra. Yra tokių, kur dar nieko nepasakė ir čia jokiais būdais aš nenoriu jokiais būdais čia jų kažko kaltinti ar ne, bet čia vėl yra dalykai, mes palietėm žmonių asmeninius, sakykime, finansus ir projektus, bet čia taip jau gyvenime yra, labai daug žmonių, jų yra jų artimieji, čia labai daug yra, kažkas yra kažkokios, nežinau, priklauso organizaciniams kažkokiems dalykams, yra artimieji, kurie dirba kultūros srityje ir su menininkais yra susiję, tai yra klausimas, ar tada tam merui patiks, ar palaikys ten mūsų kokį nors festivalį, kurį mes ten darom, kokiam nors nedideliam, sakykime, nedideliai gyvenvietėje ar kažkur, kuo tai gali baigtis, ne? Ir aš galvoju, tie raštai merų jau tokio tipo, čia yra tie tankai. Tai tie raštai, tai yra šitie tankai, kurie jau važinėja. Tada atsitiks dar vienas dalykas. Ir jisai šiek tiek jau pradeda matytis, ne? Mes čia įrašinėjom pačiom 1 spalio dienom šiandien, tai galimai, sakau, kai išeis, ką ir minėjai, kai išeis tas podcastas, bus pasikeitus situacija, bet net ir spalio 1 dienom matosi, tada yra tų kultūrininkų, kurie palūžta, gal nežinau, ar teisingas žodis, taip suabejoju dėl žodžio, bet kurie atvažiavo ministras ten į kažkokį renginį, užlipo ant scenos, ir spaudžia ranką maždaug. Ir tada kažkas piktinosi, kad kaip čia drįso kažkas palūžti. Tai kažkas gal tiesiog nesusigaudė ir palūžo. Kažkas palūž, nes už to finansavimas. Ir tada toj dar prasidės toj žinai, vieni, kurie gali sau leisti ir toliau palaikyti, kiti, kurie negali. Ir tada toj visoj bendruomeniai prasidės kova ir tarpusavio pykčiai ir taip gali sakyti, kad iš viso to gali būti tik tai labai didelis, kaip tik net kultūros bendruomenės išsidraskimas.
skaldyk ir valdyk, ne, tas yra senas variantas, bet net dabar jau, kai mes filmuojam šitą laidą, aš jau dabar jau matau kai kuriuos, sakykime, požymius to skaldymuose, ne, ir už to prieš tą skaldymosi, pakalbėjimą apie tą skaldymąsi, aš galvoju dabar, žinai, kas yra dar labai svarbu. Vat yra tas freeridingo, zuikiavimo, sakykime, tas efektas, ne? Dabar kaip gaunasi, aš jau dabar girdžiu, kažkas sako, o tai kur tie buvo kultūrininkai, kai rinkimai buvo, ta prasme, tai ką jie nematė, kas čia yra, tai vat, už ką balsavo, dabar tą ir turit. Na, bet aš lygiai taip pat galiu tada paklausti, tarkim, o kur šiuo metu švietimo darbuotojai? Tai, Mačiau šiandien plakatą padarė švietimas palaiko kultūrą. Nu gerai, padarė. O kur yra, tarkim, aš turiu minti, dabar šių dienų kontekste buvo tik tai taip, kad jeigu tai liečia energetikos sritį, tai yra labai blogai, antisemitizmas ir kiti dalykai. Dabar jau žinom, kad jau ir kultūroje yra blogai, o visos kitos sritis, tai jau yra gerai. Aš turiu minti, tai reiškia, čia yra dažnai tas klasikinis atvejas, kai norim turėti laisvę, laisvą žodį, nepriklausomybę, tai yra ta viešąją gerybę, ne? Bet dabar kažkas galvoja, kad vieni kultūrininkai turi tą reikalą dabar sutvarkyti. Jūs dabar paimkite ir sutvarkykite. O tai kur kitos profesijos? Kur kiti žmonės? Ar kitose profesijose nebuvo kažkokių procesų, kurie kėlė arba jau buvo galimybė matyti, kur mes Žinai, man judama, ne? labai patinka dabar Prancūzijoje yra prasidėjusios labai aštrios diskusijos. Prancūzijoje jie turi labai daug problemų su biudžeto deficitu. Ir kaip ir norėtų didinti mokesčius, bet yra labai didelis pasipriešinimas mokesčių didinimui. Ir yra atsiradusi nauja idėja Prancūzijoje įvesti 2 procentų mokestį turtuoliams, kaip jie patys vadina. Tai yra žmonės, kurių turtas, kurių yra daugiau negu 100 milijonų eurų. Tai yra tikrai išskirtinai patys turtingiausi. Ir čia skaičiau vieną interviu su vienu iš turtingiausių Prancūzijos žmonių, kaip yra nukreipiamas dėmesys. Tai natūralu, žmonės nenori, kad jiem įvestų mokestį ir nors ten kažkas sako, 2 procentai jūsų nenuskurdins, bet kai 2 procentų skaičiuoji nuo 100 milijonų, visai čia tų milijonų gaunasi. Ir jo buvo pasakymas, aš tai kaip ir nebūčiau prieš sumokėti, bet aš visų pirma prieš bet ką mokėdamas norėčiau, kad mes pradėtumėm biudžetą efektyviau skirstyti ir leisti ir tenai, aš dabar nemokėsiu, kol ten mes pilam į tuščią kibirą, ir ten viskas išbėga. Bet aš taip galvoju, žiūrėkit, bet jie ir sako labai tiesiai prancūzai, kad mums tų lėšų trūksta tiesiogiai ten pensijoms, dar kažkam, didžiai daliai biudžeto išlaidų. Tai čia toks biški numetimas atsakomybės prisiėmimo, nes tie mokesčiai, kuriuos iš jų surinks, tai jie nekeliaus į kažkokius ten neefektyvius dalykus, jie keliaus tiesiogiai į žmonių gerovės gerinimą tenai. Ir man tas išplaukęs argumentavimas ir kur tu gali kažką vieno paimti ir tai, ką tu sakai, tai čia turtuolių reikia pašnekėti apie neefektyvų biudžetą, nors pats turbūt ten ir projektus tai su ta vyriausybė turi ir kažko, aš tikrai ne tiek smarkiai įgilinus. Ar tai nėra tas numetimas kažkokios atsakomybės? Tai labai tas atsakomybės, čia jau ta klasika yra, vadinama tokia fiskalinė iliuzija ir tuo naudojasi, kadangi žmonės labai dažnai mato tik tai, ką gaus tiesiogiai, bet nemato, kokiais kitais mokesčiais, sakykime, iš jų tie pinigai nukeliaus ir kartais jie patys iš tikrųjų savo sumoka, bet įsivaizduoja, kad čia mokėjo kažkokia tai mistinė valstybė, bet mes jau apie tai kalbėjom, čia tas ir yra, žinai, to raštingumo klausimas, bet aš manyčiau, kad dabar yra pereita vis tik arčiau tankų to laiko ir, žinai, vieną dalyką, kurį irgi neseniai dabar paskaičiau, tai pati garsiausia Goebbelso kalba. Jinai buvo jo pasakyta, ten parašyta 1943 metais, ten maždaug tuo metu, kai jau ties Stalingradu ten vyko labai prasti jau jiems ten tie popieriai darėsi. Ir
jis pasakė tokio lygio kalbą, kuri ją ten galima internete rasti, jinai yra manoma ir vertinama kaip pati įtaikingiausia ir technologinė viešųjų ryšių prasme yra pati, kaip pasakyti, kiečiausia kalba. Ir jos esmė buvo tai, ką aš dabar matau, kas vyksta Lietuvoje. Sakykime, tos kalbos visa esmė tai yra tenai visur, skaldyk, jie, mes, kaip ir dabar, žinai, čia elitas, čia Vilniaus elitas, čia kažkoks santechnikas piešintis paveikslus garaže, žinai, tas plus tada labai daug emocijos, labai daug suemocinimo, ką mes irgi matėm ir iš kandidato prisistatymo ir paskui visa kita, kas vyksta užtaiso ir labai daug teatrališkumo. Sakykime, labai daug to teatro, sakykime, kurį. Ir aišku, visur eina sluoksnis, kurį dabar irgi matom iš visų veiksmų tos politinės jėgos. Tai yra viskas, kas susijęs su Izraeliu, su antisemitizmu ir taip toliau. Tai kai skaitai 1943 metų Goebbelso šitą kalbą pasakytą ir žiūri, sakykime, dabar kokie eina naratyvai ir koks principas, žinok, viskas, žinok, labai koreliuoja. Labai koreliuoja. Taip, žiūrėk, gal kažkas skaitė iš jų tą kalbą ir šiaip, mokosi. Taip, aš nebejoju, kad yra tam tikri žmonės, kurie ima tiek iš tos posovietinės erdvės, visos tarnybos, visi šitie dalyviai, kurie kovoja toj informaciniam tame lauke, be abejo, kad jie ima iš visų dalyvių visą ką geriausia. Man tai žinai, kas yra baisiausia? Man baisiausia yra, kad mes kartais nesuprantam, kaip kultūra, kuri čia kartais atrodo gal sąlyginai mažai finansuojama, bet čia nežinau, gal suplakėm jau Europą ir Lietuvą, bet man tokia labai norisi paralelę išvesti. Prancūzija, kažkaip aš pagalvoju apie Prancūzijos muziką ir šiuolaikinę muziką, tai man kažkaip labai... tai yra viena iš tų šalių, kur labai daug savo kalba klausosi dainų. Jeigu mes Lietuvoje klausomės pakankamai ten daug angliškų dainų, nelietuviškų dainų, populiariosios muzikos. Tai prancūzai labai daug prancūziškų dainų klausosi. Ir aš taip visada galvoju, tiesiog didelė šalis, ten daug kūrėjų ir dėl to klausosi daug prancūziškos muzikos. Kol aš nesužinojau vieno fakto, kad nuo 94 metų, tai yra 31 metus, ten tie procentai iš pradžių buvo vienokie, dabar šiek tiek sumažinti, bet yra reikalavimas visoms Prancūzijos radio stotims transliuoti ne mažiau, kaip ten iš pradžių buvo 40%, po to sumažinta iki 35%, bet reiškia, radio stotims yra reikalavimas, kad ne mažiau kaip 40% iš transliuojamos muzikos būtų prancūzų kalba. Ir automatiškai tu jos daug transliuoji, žmonės jos daugiau klauso ir žmonės jie daugiau jos turi, nes mes suvokiam, kad tam tikrais atvejais tai yra įprotis. Ir kur man yra baisiausia, ir čia turbūt tas signalas gal ir iš Europos, ir kuris ateina į Lietuvą, tai kad mes atidavę kultūros ministeriją ar apskritai tą sektorių supriešinę, čia net ne apie tai, bet eidami su tais tankais į tą sektorių, mes tada dar ir pradėsim finansuoti. Mes pradėsim finansuoti tą kitą kultūrą, ką mes kalbėjom iš pasaulio, tą Trumpo kultūrą, tą pop kultūrą, kur gal tu mes tik ją ir vadinkim tiesiog antikultūrą. Nes, sakykime, kaip ir Lietuvos tikrai profesionalai kultūros, kaip pastebėjau, kai jie net tos savokos etnokultūrą net nežino, kaip vartoti ir šito, sakykime, nesupranta. Bet taip, Živilė, mes tikrai turim labai stiprų signalą, jeigu iš pasaulio mes gavom signalą į kultūrą daugiau į organizacijų gyvenimą, sakykime, į bendrą, sakykime, politikų žargoną, tai Europa iš savo praeities mums siunčia signalą. Siunčia signalą ir sako, mylėjai, ar jūs prisimenat, mes visą šitą jau praėjom. Jau buvo Europoje tas laikas,
Kai mes sakėm, kad kultūra yra kažkas tai kažkur ant debesų, mes apolitiški, čia netrukdykit, mums tik tai duokit pinigų, ne? Bet finale buvo pamoka. Ir mes dabar kartojam. Ir man atrodo, va tas dabar Lietuvoje, va, sakykime, ir tas va mėginimas paversti viską pinigais, nu, sakykime, tai vėl yra nesuvokimas, kad kultūra kuria viešasias gerybės, kad tie visi kultūros žmonės, jie kuria ekonomiką Lietuvoje, o jiems sako, tai žiūrėkit, mes čia jums kažką dar pamesim, čia vardina kažkokį vieną kitą milijoną, man net juokinga buvo tas sumas, kai vardina kultūros bendruomeniai, kuri generuoja N procentų BVP, jiems sako, nu mes čia dabar jums 10 milijonų ten kažkur dar duosim, tai pigiai, ta prasme, reiškia, tai rodo net neturi suvokimo, o ką iš tikrųjų šita bendruomenė Lietuvai generuoja. Tai gal aš galvoju, čia žiauriai stiprus yra signalas, tik tai vat, kaip ir su visais stipriais signalais, žinai, kas būna. Atsimeni, kai mes dirbom valstybės kontrolės, tam kartu aukščiausio audito institucijai, ir kaip mumis sakė, kur mūsų yra bėda. Kai tu kalbi milijardais, nu, viskas pradeda atrodyti neįtikėtina. Atrodo, kad, bet čia negali tai būti. Tai va, už to dabar aš pats dabar galvoju, kai mes sakom, kad žiūrėkit, koks stiprus signalas eina iš Europos istorijos patirčių dabar į Lietuvą, tai kas vyksta, kažkam gali irgi atrodyti, nu čia jie perlinkė, nėra taip jau ir blogai, taigi čia geri žmonės, taigi va geras žmogus, tai va gal truputėlį susijaudino, ta prasme, ir va taip va. Tai vat, mano žinutė yra vėl kažkuria prasme grįžtam prie švietimo. Nu, paskaitykit, žmonės gerieji, Tomą Maną visą, ne tik Užburtą kalną, bet pažiūrėkit jo apolitiško žmogaus, sakykime, tuos pamąstymus, paskaitykim Tomą Maną visą kelią, kaip jisai nuėjo ir kodėl jisai tokiu tapo ir kur tas buvo. Paskaitykim Goebbelso kalbas, ta prasme, ir taip toliau. Kodėl Vokietijoje dabar Hitlerio Mein Kampf knygas išleido oficialiai. Išleido su istorikų ir kultūros žmonių papildomais straipsniais, todėl kad iš to nežinojimo, paimkite ir paskaitykite ir jūs pamatysit, kad ten labai, kaip sako, ir labai primityvus tas Mein Kampf yra ir labai, o kažkas tik tai kaip girdi kažkas, mano kova, ir kažkokia ten susikūrė kažkokį tai įspūdį. Tai va tiesiog reikia paimti, paskaityti, įsivertinti, paskaityti protingo istoriko, mokslininko įvertinimą ir tada taip ir tų dūmų bus mažiau. Bet Živilė, bėda yra tame, komforto zona ir gal nėra taip baisu, žinai. Nu, ta prasme, nes žmogus nenori, kad būtų sudėtingas, supranti? Nenori. Gal tai praeis dar kažkaip. Ne, tai mes tiesiog norim gyventi patogiai ir norim gyventi gerai. Einam prie organizacijos. Einant prie jau mano organizacijos. Ne? Tai mano toj organizacijoje yra toks terminas, man labai iš karto, kai pasakai kultūra, beje, mes turbūt gausim labai daug velnių, nes pasakėm daug kartų kultūra, o ne kultūra. Bet aš... O mes jeigu dabar atsiprašysim... Tai dabar atsiprašom iš karto. Bus geriau? Aš nežinau, aš tiesiog kažkuriuo metu galvoju, kiek mes abudu kartų neteisingai sukirčiavom, tai mes, žodžiu, aš prisiemu, žodžiu, tiesiog... Na, žiauriai nefaina. Bet labai... Visokių žodžių naudojom. Visokių. Bet, žodžiu, tai vienas, kuris man labai asocijuojasi ir aš noriu paklausti, kalbant apie organizaciją, man iš karto vienas toks yra terminas, labai mėgstamas - toksiška kultūra. Oi, pas juos tai neik dirbti, ten labai toksiška kultūra. Klausyk, tu nepyk, bet aš prisiminiau. Čia apie mano? Ką? Ne. Aš prisiminiau auditus, žinai. Kažkodėl, nežinau, man šitas žodis Lietuvoje su viena organizacija, kuri yra, nieko blogo nenorėjau apie šitą organizaciją pasakyti, bet tiesiog... Tu apie ten tą šiukšlių deginimą? Reiškia, antiek yra... Aš galvoju, žinok, tu apie kitą. Aš galvoju, tu apie kitą organizaciją ir iš auditų, kai atsimeni pas mus
Yra audito grupė, ten 3, 4, 5 žmonės, jie dirba kažkurį ten laiką, kelis mėnesius, pusę metų, daro auditą, stengiasi, įdeda širdį ir kažką, ir tada tuos audito rezultatus reikia nueiti pristatyti į Seimą. Ir tada jie nueina Seime ir komitete gauna per tą 15-20 minučių tiek kultūros atgal, kad mums po to grįžus tam savo darbuotojui ten reikėdavo gaivinimą daryti, kad jis dar iš vis norėtų auditus daryti ir dirbti. Živilė, ne tik gaivinimą, aš tikrai jokiais būdais neminėsiu, bet tai yra realus faktas. Aš esu juk sulaukęs ir žmogaus noro išeiti iš darbo, tiesiog labai gero auditoriaus. Ir mes turėjom daryti, tokį kaip ir labai buvo gaila, kad toks žmogus paliktų, sakykime, audito sritį. Ir mes nuo to laiko juk pradėjom čia, dabar galim patvirauti, mes pradėjom specializuotisgi. Taip, mes nebesiūsdavom mes tiesiog žiūrėjom žmonės. Nesutiktų tų Seimo narių ir tų tiesiog to džiaugsmo. Tam tikri žmonės, mes jų tiesiog apskritai nesiūsdavom į Seimą, į jo komitetus, vien dėl to, kad negriauti jų, sakykime, jų vidinio gyvenimo, nes jie to streso ir tos antikultūros, jie negalėdavo atlaikyti. Živilė buvo mane siūsdavo. Viena iš tų. Mane siūsdavo, aš galėdavau atlaikyti, aš nejautri. Bet žiūrėk, aš tau dabar užduosiu. Įsivaizduok, kad aš esu dabar jaunas žmogus, kuris studijuoja. Tu esi jaunas žmogus. Jau netoks ir jaunas, nesvarbu. Kuris šiuo metu studijuoja ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Ir galvoju, kur man čia, kur čia norėčiau įsidarbinti. Ir, žodžiu, ir tau paskambina ir sako, kad viena ministerija ieško finansų skyriaus specialistų. Ir kaip tu papasakotum tam žmogui, kad jam verta eiti dabar į kultūros ministeriją, į finansų specialistus ten dirbti? Man pakankamai sudėtingai yra įtikinti dabar studentus, kad verta eiti į finansus ir ekonomistų net ir į gydymo įstaigas. Nes dėja ir ten yra įstaigų su įvairia toksiška kultūra, sakykime, kur mes daugiau žinom viešumoje ne apie būtent kaip ten slaugytojų gyvenimas, koks nesaldus, kaip ten su gydytojais, yra ir patyčių, ir mobbingo, bet ne taip plačiai matomas, bet lygiai taip pat tame katile ten verda ir kitų profesijų, sakykime, žmonės. Tai šitoj vietoj aš galiu tik tai vadovautis Tomo Mano patirtim, kad jeigu tikiesi išlikti žmogus apolitišku ir jeigu galima įsivaizduoti save dirbant organizacijoje be vertybių, tai nėra tokių darbų tokiose organizacijose, kuriuose yra formuojama politika. Geriau tenai neiti, jeigu aiškiai yra su vertybėm yra problema. Nes pagrindinis signalas, jeigu žiūrėti iš to pasaulinio lygio, kaip mes užsiminėme, tas yra tas tylusis išėjimas iš darbo, kur sėdžiu dar darbo vietoje, bet jau esu mintimis išėjęs. Tai su šita problema yra kovojama per klausimą per purpose, per purpose organization, tai per klausimą kodėl. Tai va čia ir yra, čia galvoju, žiauriai paprastas aiškus. Jeigu tu atėjai į pokalbį ir tau negali paaiškinti, kodėl visas tas vyksta, jeigu tau negali atsakyti į klausimą, kodėl, jeigu tau tik tai sako, žiūrėk, mes tau priedą duosim, gal pabūsi čia kažkaip ir viskas bus gerai, bet jeigu tau negali atsakyti į klausimą, kodėl visas šitas reikalas čia yra užsuktas, reiškia, negalime eiti, nes čia yra tik tai... Beje, aš čia kodėl pradėjau žiūrėti, nes daug čia mes visko būna ruošies prieš tą laidą, bet skaičius vieno tyrimo esu radusi. Tai 73% darbuotojų, čia buvo aišku Microsofto vidinis tyrimas, bet
73% darbuotojų sako, kad jie nori aiškios priežasties, kad jie žinotų, kodėl jie dirba. Kodėl? 70%, tada tik, irgi daug, bet 70% nori lankstumo ir jiems svarbu vis dėlto lankstumas yra, ne? Ir dar didesnis procentas, 85%, jie nori jausti darbe, kad jie turi kažką bendro su komanda, su kuria jie kartu dirba. Žiauriai yra gerai. Ir aš dabar, žinai, prisiminiau iš mūsų vienų irgi bendrų mokymų, kuriuose mes buvom. Ir atsimeni, ten irgi buvo papasakota, kodėl yra tas klausimas, kodėl ir kaip jis svarbus ir kodėl jisai tave pasivėja ten po kokių 5-10 metų ir tau pasidaro žiauriai negera. Tai buvo mūsų garsaus jūreivė, ar kaip čia pasakyti, Naglio Nasvyčio kapitono buvo pasidalyti prisiminimai, kurių esmė buvo tokia. Aš dabar čia, kaip sako, netiksliai galbūt atpasakosiu, bet jo esmė buvo tokia. Sako, mes ten kažkada, sako, savo komandą bandėm dėlioti savo maršrutą ir ten planavom apiplaukti Horno iškyšulį. Ir būtent ten tais konkrečiais metais, sako, mes nusprendėm, kad mes neturim galimybės jo apiplaukti. Ir čia įdomioji dalis. Ir sako, kai praėjo ten kažkoks tai laiko tarpas, tas istoriškai toksai, pratingas, sako, mes save pagavom ant to, kad aš prisimenu, kad aš neapiplaukiau Horno iškyšulio. Kodėl mes tada neplaukėm? Neprisimenu. Todėl, kad koks yra tasai, kodėl klausimas jisai yra, žiauriai klastingas, reiškia, reikia negailestingai ieškoti į atsakymą. Aš kažkada sakydavau tą posakį, kad geriau gailėtis to, ką padarėjai, negu to, ko nepadarėjai. Tai aišku, čia, žinai, gali daug pridaryti su šitų posakiu po to ir sakyti, kad gailiuosi. Bet iš kitos pusės turbūt, kad taip ir mes kuo toliau čia visi kažkaip užbaigiant apie tą organizaciją, bet kuo toliau, tuo labiau visi čia kažkur pakalba, ten Z kartos čia keičiasi, bet turbūt ką rodo tos pasaulinės tendencijos, kad kalbant apie darbuotojus, vis labiau darbuotojams yra svarbu tie vertybiniai, softiniai dalykai. Ir tada visoms toms organizacijoms, kurios turi tuos vadovus, kurie vis dar galvoja, kad toksiška kultūra ne terminas ir čia prisigalvoja tik jie nesąmonių, tai jiems tiesiog yra laiko klausimas, kada jie žlugs kartu su savo organizacija, nes jie paprasčiausiai iš vis nebeturės, kas pas juos dirba. Ir aš čia ne veltui taip įdėjau tą kultūros ministeriją kaip pavyzdį, bet aš iš tikrųjų, aš pati daug dirbu su jaunais žmonėm, kurie jau dirba arba dar nedirba, bet daug turiu visokių tų kontaktų. Ir aš neįsivaizduoju nei vieno, aš iš vis neįsivaizduoju, kas dabar, kažkas jeigu dirba šiuo metu kultūros ministerijoje, tai ką kalbėjom, galbūt ten yra milijonai priežasčių, asmeninis gerbūvis ir aš tikrai nenoriu nieko komentuoti apie tos žmonės, bet kas savo norų ten galėtų eiti. Kai sako, mes surinksim ministrui stiprią politinę komandą, koks normalus žmogus, aš taip atsiprašau, bet kas savo norų galėtų eiti ir norėti tą komandą? Jeigu tu nors kažkiek sveiko proto turi ir kažkokių vertybių. Kitų valstybių patirtis rodo, kad atsiras kas eina. Bet pavyzdžiui, agresorėje Rusijoje vyksta labai panašus procesai. Kada daugybė kultūros žmonių yra emigravę, bet Rusijoje visos tarnybos, visos ministerijos, visos ten kultūrų tarybos, jos visos yra užpildytos žmonėmis. Prasme, reikia tą suprast, kad vis tiek atsiranda, nes, kaip prisiminiau, kadangi mūsų Signals vis tiek kažkokie grįžta iš pasąmonės mūsų, iš konferencijos Signal kažkokie dalykai, atsimeni, mes vieną konferenciją labai ten Erasmą Rotterdamietį visaip išdėliojom. Tai visą laiką yra žmonių, kuriems yra malonu gyventi nieko neišmanant
ir tiesiog kažkuria prasme norinčių daryti tampa mažesnė konkurencija ir kažkam tai vis tiek atsiranda, kam tai yra naudinga. Nu, nieko nepadarysi. Žinai, vietoj to, kad išmoktume matematiką, prisidėkim visi po 10 balų prie egzamino ir sakysim, kad egzaminą išlaikėm. Pridėkim čia atimkim, galim 12 pridėti, galima 10. Nu, čia grinai tos sovietinės planinės ekonomikos yra, kaip pasakyti, veiksmai, kurie išeina tiesiog va, taip automatiškai. Nu, taip gaunasi automatiškai. Žinai, kaip yra. Taip, kaip mes išmokstam vairuoti automobilį ir tu pradedi nebegalvoti. Ir krizės metu ten kažkaip automatiškai ten, paėmė ir suveikė kažkaip tos rankos. Tai čia lygiai tas pats žmonėm, kai yra įtampa, stresas, krizė, tai ir organizacijos, jeigu organizacija nori pasitikrinti, kokia realiai yra pas juos organizacinė kultūra, tai reikia ne pagal tos, šein skirstimus, kaip yra tas pirmas levelis, kad ateinu ir žiūriu, kaip čia įrengta, kokios čia sienos, tada antras levelis kalbuosiu su žmonėm, man čia kažką pasakoja, arba koks kandidatas, ministras užlipęs, kažką čia emocingai ir neemocingai pasakoja. Bet tikrasis levelis, tikroji situacija, kada paaiškėja, kokia yra organizacija kultūra, tada, kai yra kritinė situacija, kai yra krizė, kai yra tas momentas, kada reikia priimti sprendimą, imti tą blizgutį ir spausti ranką, ar neimti. Kokį esu girdėjus gerą šitą pasiūlymą, kaip pasitikrinti organizacijos vertybės prieš einant į organizaciją. Reikia susirasti buvusį darbuotoją tos organizacijos. Nebūtinai tiesa, žinai, aišku, ten visko gali būti, bet kažkas sako, žinai... Nežinau. Žiūrėk, aš norėjau kaip nors linksmiau užbaigti. Tai klausyk, matai, linksmiau, žinok, neišeis, nes linksmiau neišeis šiandien baigti. Aš, žinai, save pagavau, kad man šiandien buvo žiauriai sunku, žinok. Aš jaučiausi, žinok, ir kažkoks įsitempęs toj temui. Ir žinai, kodėl? Todėl, kad čia reikia mąstyti. O mąstymas, mes normaliai mąstydami naudojam apie 20% savo viso kūno suvalgo mūsų energijos mąstymas. O aš kažkur skaičiau, kad jeigu tu pradedi giliai mąstyti arba strategiškai mąstyti, ten po tą vieną dar procentinį punktą pradeda prisidėjinėti ir netgi kokių 25. Bet kiekvienas tas procentas papildomas yra žiauriai kankinantis. Jie tiesiog veda iš proto, tu jautiesi pavargęs, išsekęs. Ir dabar, man atrodo, yra užtat svarbiausia tas, kantrybė, nes kaip ir Ukraina buvo lengva visiems palaikyti ten 1, 2 mėnesį, kada yra jau 3 metai, 4 kvepia, darosi vis, tas kantrybė. O atsimeni, kai mes kalbėdavom, tiesiog man čia dabar ekspromptu, žinai, eina, kaip bandydavom darbuotojus motyvuoti, kaip ir aš, čia ne mano mintis, bet aš ją kažkas man buvo taip įtikinęs, sako, tu visą laiką žinok, kai jau yra žiauriai sunku, ir jau atrodo, kad, jau vis, kažkaip jau, tai sako, žinok, visą laiką, tu sako, esi tuo metu arčiausiai pergalės. Čia yra tas paskutinis, tavo gebėjimas dar sekundę atlaikyti frontą, dar 2 sekundėm atlaikyti frontą. Bet yra tas lemiamas, kada... Čia, žinai, tas įkrinti į duobę, kur jau nebėra kur, bet po to ten dar gali pasikasti. Bet čia, žinai, taip, be abejo, kad taip, nes kažkur turi būti tas dugnas, nuo kurio įkrenti į duobę ir dar tau įmeta ekskavatorių ir... Ir tu, nes, žinai, ir čia tas kartais, aš čia apie tai, kur, be abejo, kad taip, žinai, kur dar biški pakentiek, kažkada turi būti tas dugnas. Klausimas, žinai, pakentėjau sekundę, jau po sekundės dar labiau sunku, tai dar sekundę ir tada, kažkurioje etape, kas sakai, kad nebenoriu. Ir riba tų sekundžių. Man būna, žinok, man būna, kad nebenoriu. Tai nes, žinai, man toks, tiesiog, man šitoj vietoj prie to, kas vyksta, tai, irgi man kartais, aš tai nenoriu, aš asmeniškai, žinai, man tiesiog, man toks atrodo kartais net nenori žmonėm, pavyzdžiui, kokiem nors ten kolegom iš užsienio sakyti kažkas, kas ten mūsų vadovai šalies yra, ar ten dar kažkas, tiesiog. Tai, žinai, etnokultūra, užsienio. Einam, žodžiu, žinai ką, baigim, eisim, atsikimšim savo molbertus grįžim.
Nu, aš atsiprašau, aš negalėjau taip nepabaigti. Tai, Molbertas. nu, ten kažką reikėjo atsikimšti ar atsidaryti. Kažką. Senam alkoholikui Apie- pasiūlė kažką. Nu, atsidaryt. žiūrėk, viskas, baigiam. Tai ačiū, Viskas tikrai. baigiam. Ačiū labai.